Krekenavos regioniniame parke Krekenavos miestelio pakraštyje šeštadienį bus atidarytas vienintelis šalyje patarlių takas. Patarlių takas ypatingas tuo, kad jisai vienintelis Lietuvoje, o galbūt bene ir visam pasaulyje. Todėl, kad dažniausiai pėsčiųjų takai regioniniuose parkuose ar valstybiniuose parkuose būna gamtiniai, o čia sugalvotas yra etnokultūrinis, kur galime ne tik pasivaikščioti mišku, bet ir pasisemti liaudies išminties. Aukštaitijos saugomų teritorijų direkcija patarlių taką įrengė siekdama populiarinti Aukštaitijos etnografinio regiono etnokultūros tradicijas. Šiais laikais, kada technologijos ima viršų ir daugelis praleidžiam prie ekranų ir savo kalboj vis rečiau naudojam tą liaudies išmintį, kuri sudėta į patarles, priežodžius. Tai šiuo taku stengiamės priminti žmonėm, kad yra toks kalbos turtas ir galbūt vesdamiesi vaikus suaugusieji galės staptelėti prie kiekvienos patarlės ir pakalbėti su vaikais, kad viena ar kita patarlė moko gyvenimo tiesų ir galbūt vaikai pradės daugiau domėtis mūsų etnokultūriniu paveldu. Unikaliam patarlių takui pasirinktas šalia Krekenavos miestelio esantis pušynas Gringalių miške. Kadaise čia vykdavo rajono dainų šventės, o dabar yra net 3 poilsiavietės. Stengiamės ieškoti vietos, kai buvo galvojama, kur čia jį įrengti, tai laimėjo iš mūsų visų viduj svarstomų pasiūlymų šis takas būtent dėl to, kad šiame pušyne labai mėgsta pasivaikščioti vietiniai krekenaviškiai ir miestelio svečiai. Čia labai daug yra ir mamų su vežimėliais važiuojančių ir šuniukus vedžiojančių, žodžiu, tų lankytojų nemažai. Tai ir dar viena priežastis dėl ko, nes šis takas sujungs Švenčiuliškių labai vaizdingą gatvelę su Nevėžio slėnio pažintiniu taku, bus vieningas maršrutas. 1000 metrų ilgio taką sudaro 10 skambių patarlių, užrašytų ant palei miško keliuką išdėstytų stendų. Patarlės užrašytos ir brailio raštu, tad jas lengvai galės perskaityti ir neregiai. Nuo gegužės mėnesio naujajame take bus rengiamos ir kultūrinės edukacijos. Kai takas jau bus pradėtas naudoti, ketinam ir įtraukti į edukacinių programų planą ir kviestis vaikus, grupės šiame take. Parengsim užsiėmimą, susietą irgi su etnokultūra. Yra minčių, sakykime, sukurti pasaką kartu su grupė, su vaikais, įpinant take esančias patarles. Patarlių tako atidarymas vyks balandžio 5 dieną, 11 valandą. Atidarymo renginys numatytas jau šį šeštadienį, tai yra balandžio 5 dieną, 11 valandą. Kviečiam visuomenę, visus ne tik vietinius, bet ir iš toliau atvykstančius praeiti šito taku. Turėsim ir žaidimų, šokių, ir pasidainavimų, ir arbatos virtos ant laužo. Kviečiam visus atvykti.